Hei, sveiki, su jumis ir vėl aš kuriu antrą dalį, klausk ir bus atsakyta. Taigi va, pirmą klausimą užduoda Achmedovaitė Greta ir jis skamba taip. Ar tau graži Kamila Vašukevič? Tu užpažiūrėsi, kas jinai tokia. Nu jo, jinai neblogai. Ir antrą klausimą užduoda irgi Greta Achmedovaitė, kodėl sugalvojai kurti vlogus? Nes aš žiūrėjau daug visokių bachūrų, kurie irgi kūrė vlogus. Man irgi užsimanė kažkaip galvoja, pabandysiu porą vlogų sukurti. Ir klausia pati turbūt gražiausia pana iš Panarų Kamilė Vašukevič, kada kelsi kitą video? Dabar, kai atsakysiu jūsų klausimus. Kamilė, Achmedovaitė Greta vėl klausė. Kiek merginų esi turėjęs? 6. Kodėl keiti kojines? Ar dėl to, kad smirda, ar tiesiog plyšta? Tiesiog turbūt, kad nežinau. Turmas klausimas. Kiek kartų į dieną eini maudytis? 3 kartus, Kai perki kelnes, tai imi išmerą didesnę ar mažesnę, kad aptrauktų užpakaliuką. Aš imu didesnį. Kiek tikės sekėjų sulaukti? Achmedovaitė Gretoje. Kiek tikės sekėjų sulaukti? Gal galvoji apie puslapio sukūrimą? Jo, šiandien jau sukursiu savo tokį puslapį, kur aš dėsiu video visokius nepavykusius kadrus, žodžiu. Taip, kitą klausimą užduoda tiesiog Austėja. Ar nešioji suknelės? Tu jovnu, kablė. Nešioju. Kiek gauni iš matematikos? Labai daug. 12 taškų. Ir kitą klausimą užduoda Algirdas Žebrauskas ir jis skamba taip. Kodėl metei Dovilę? Aš mečiau Dovilę, nes jinai man labai didelė ir labai jinai daug nori. Nori Mini Cooperio ir ten visokių šūdų. Plus dar jinai turi savo bachūrą ir jai 2, man tik 20. Tai karočią jinai man netinka. Ir dar vieną klausimą užduoda tas pats pridurkas. Kodėl tu rauni kietą? Todėl, nes aš esu kietas, o tu nesi kietas. Nes tu galvoji, kad pasakysi visiems panaram, kad turi huligankį ir galvoji visas mergas kibs ant tavo saldainio. Nemanau. Taigi va, su jumis buvo Ernestas Vesūnas. Ir tai buvo Klausk ir bus atsakyta 2. Laukite kitos dalies.